Šanti, 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 sveiki atvykę į satsangą. Kūnas nėra realus ir jūs nesate kūnas. Mąstymo procesas taip pat nėra realus. Nėra realūs ir jausmai. Tai suvokus turi susivokti ir tikrasis aš, savastis, sąmonė. Ir jūs iš tiesų esate absoliuti sąmonė, bet klaidingai laikote save kūnu, kada kūnas jūs nesate. Jūs esate absoliuti sąmonė. Jūs esate tobula sąmonė. Sąmonė yra absoliutas, sąmonė yra sąmoningumas. Ir jūs visą tai esate, bet klaidingai laikote save kūnu, kada kūnas jūs nesate. Kūnas kaip individuali nepriklausoma autonominė asmenybė nėra tikras, o yra tikra, kas yra už jo kaip absoliuti tobula neribota sąmonė. Ir jūs ji ir esate jau šį momentą, bet klaidingai laikote save kūnu. Kūnas nėra tikras, yra tikra, absoliuti neribota, tobula sąmonė. Kada protas yra aktyvus ir nešvarus, tamasinis, jis savo aktyvumu, savo veiklumu uždengia jums jūsų realybę, jūsų sąmonę ir jūs nebegalite suvokti, jog jūs esate tobula, absoliuti, neribota sąmonė. Tokiu atveju reikia grįžti prie inquiry praktikos.
dėmesio fokusacijos į save. Ir inquiry praktika iš tiesų nėra tiesiog praktika, tai yra dvasinė praktika, kuri skirta savęs realizacijai. Jūs nesate tai, kas laikytina kūnu. Jūs esate už jo ribų kaip absoliuti tobula neribota sąmonė. Bet protas, kurį jūs turite nuraminti, gali būti nuramintas taip pat inquiry praktika, dėmesio fokusacija į save. Kaip vyksta tas nuraminimas? Tiesiog, kai jūs fokusuojate dėmesį į save, jūs susigrąžinate save iš aplinkos, iš jūs supančių aplinkybių ir grįžtate į save. Tada jūsų protas nurimsta, tampa tylus ir ramus. Ir jūs toje tyloje ir ramybėje ir turite pasilikti ir turite fokusuoti dėmesį į save, nenutraukiant praktikos. Tam, jog suvoktumėte savo esatį ir realizuotumėte tai, kas jūs iš tiesų esate. Minčių procesas dengia realybę, bet iš tiesų minčių procesas nėra realus. Absoliutas yra sąmonė, sąmoningumas yra tobulumas. Tai, kas jūs esate, yra tobula ir amžina, bet protas jūs verčia save laikyti ribotų kūnų, kada toks jūs nesate. Kai jūs fokusuojate dėmesį į save, jūs
nurimstate, jums tampa gera, šilta, malonu, taip jaučiasi jūsų tikroji savastis, jūsų esatis. Ir jeigu jums pavyko inkvari praktikos pagalba nuraminti protą, jūs turite nenutraukti inkvari praktikos ir nesidžiaugti šiais pojūčiais, įjungiant protą, o toliau atlikinėti inkvari praktiką ligi toliai, kol jūs realizuosite save, įsisąmoninsite save.